Расцветали яблони и груши, поплывил туманы над рекой. Приходила на берег Катюша. Да ну не мог. Taigi, sveiki, mes dabar sėdime mašinoje. Taigi, keistais būdais mes atsidūrėme senamiestį, nežvenk. Taigi, ir šito video bus esmė, kad mes vaikščiosim, tai yra, eisim, skraidysim ir klausinėsim žmonių, ką jie mąsto, ką jie žino. Vienu žodžiu, klausinėsim žmonių klausimų apie radistus. Jūs ten apie žolę nešnekėkite. Taigi, ir tai aš padarysiu ne vienas. Su manim yra pusbrolis, Simutis ir Simas. Jie yra biškutį patynę, nes jie biškį darė pagirės. Taigi mes dabar lipsime į lauką ir klausinėsim žmonių, ką jie žino apie radistus. Vienas, ko toks garsas. Labą dieną. Ką jūs čia darot? Aš? Taip, jūs. Kuriu? Sižu, kuriu. Kuriu. O šitą norėčiau paklausti, ar žinote laidą Radistai? Radistai? Taip. Per Zip FM. Manęs klausė, ar aš žinau laidą Radistai. Nu tai gal ir žinau, tai aš viską žinau. Jūs visažinis? Bet kad aš nieko nežinau. Aš viską žinau. Bet kad aš nieko nežinau. Labai stipru. Nu stipru. Ar žinote radistus? Taip. Kaip labai? Nu, girdėjau jas, kas Labai gerai. O ką jūs čia rūkat? Tabak. Ar stiprus tabakas? Ne, pats silpniausias. Labai gerai. Taip? Mes eisim. Viso. Viso gero. Dėk. Kuris iš jų jums gražiausias? Jūs tas gal su juodais plaukais, nežinau. Turbūt bus Giovanis. Ne, toks aukštesnis gal. Bet Giovanis irgi gražus. Rolanis. Nežinau. Ne, būk gražus. Prisistatykite pirmą. O aš Pilies gatvės dailininkas. Internetą turiu adresą, Merin Mentas. Atsiprašau, tai ne juoka, tau nusišiktuoju, bet čia yra rimtas dalykas. Kokią duoną mėgsta? Šviesė, jo. Gera informacija. Dėkui jums. O jūs žinote radistus? Nu, daug, aš neklausau, bet draugų tai va vienas radistas stovi šalia jūsų. Yra daug radistų, labai daug radistų, labai daug. Tai buvo meilė, snukį gavo vieną kartą nuo radistų. Snukį gavo vieną kartą nuo radistų. I love in China. Labą dieną. Ką jūs žinote apie radistus? Jūs kažkoks nekalbus. Ačiū, viso gero. Zip FM pasaulyje. Labą dieną. Darova. Labą dieną. Daug nesikeikit, mažai irgi. Ar klausot Zip FM? Nepomniu. Ne. Jo. Biški. Ar žinote radistus? Taip. Kas tokie? Aišku. Kodėl pas tavę mikrofonas neįjungiamas? Kodėl pas tavę mikrofonas neįjungiamas? Nes čia labai stebuklingas mikrofonas. Labai gerai. Ar tu žinai radistus? Taip, vienas iš jų mano brolis. Kuris yra tavo brolis? Nežinau. Jis įvaikintas. Supratome, kad šiuolaikinis jaunimas nežino radistus. Žinom. Žinom. Eik tu labai skubame. O, taip pat. Tai sėkmė. Хорошо, добрый день. Знаете, радисты? Слушайте.
Нравится? А который вам самый красивый? Нет. 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 А какие вам нравятся? Зачетненькие. Что за Ясно. Ясно, понятно. Taigi, kaip jūs pastebėjote, radistų klauso ne vien lietuvių, bet ir užsieniečiai, kurie nesupranta, kaip supratau, lietuviškai. Ir tai tiek. Radistai, jūs kėtės. Naktis švento Jono, laužai degė ant kalnų, o radistai ten stovėjo, šampaną pylė besnagų. O radistai ten sėdėjo šampaną. Buvo naktį švento Jono, laivai degė ant kalnų, o radistai ten sėdėjo, gėrė šampaną ir vodką ir dalį. Jau 4:30. Aha, tamsiai kaip šikna. Tai vat, kažkokie žmonės neįdomus, kažko paklausti, tai neatsako, arba atstumia. Nežinom ką daryti, gal sekmadienis kaltas, o gal mes neįdomus žmonėm. Nežinom, kaip tai paaiškinti, dėl to mes su jumis atsisveikiname. Su jumis buvo Edvinas, Edgaras, Julius Simas Simutis ir Simas, kurio jūs šiame video beveik nematėte.